Statybų gido laidoje dažnai kalbame apie įvairius sprendimus, kurie tinka ne tik statybose, bet ir pagerina žmonių buitį bei kasdienybę. Vienas tokių – saulės elektrinės, kurios jau puošia ne vieno namo stogą ir efektyviai darbuojasi gamindamos gyventojams elektros energiją. O jos sunaudojame tikrai daug. Nerasime namų, kuriuose nebūtų elektros prietaisų. Didžiąją elektros energijos dalį sunaudojame, jei namų šildymui naudojame šilumos siurblius. Tačiau šiltuoju, šviesiuoju ir saulėtų sezonu elektros pagaminame daugiau, o dalį jos galima panaudoti elektriniams transporto priemonėms, kuriomis vis labiau domimasi. Įmonė Saurida jau ne vienerius metus rūpinasi, kad gyventojai turėtų šildymo ir vėsinimo sistemas, taip pat nuosavas saulės elektrinės, kurios įgavo didelį pagreitį ir tikrai jau ne vienas namų ūkis, ne vienas namo stogas yra pasipuošęs mūsų saulės elektrinėmis. Šis sprendimas labai greitai išpopuliarėjo, nes tai ir buvo skatinimas ir valstybės, ir žmonės labai greitai pajuto naudą, kad pagaminama saulės elektrinės energija, ta elektra, jinai iš tikrųjų kaina, jos tokia, kaip sako patys klientai, juokinga. Ir kada anksčiau reikėdavo bijoti dėl kintančių elektros kainų, dabar, kai turi nuosavą saulės elektrinę ant savo stogo ar tiesiog ant žeminę saulės elektrinę, tos vyruojančios kainos nebe tokios ir baisos. Dar iškilo toksai ar net klausimas, jeigu pagamina šiek tiek daugiau elektros energijos, negu žmonės suvartoja, tai ką ją daryti, atiduoti, parduoti, gal daugiau norisi ją iš tikrųjų išnaudoti. Nemažai gyventojų pradėjo darytis į elektromobilius, kur labai patogu namuose, tu gali pasikrauti, turi savo nuosavą, kaip sakau, gal ne degalinę, bet elektros pakrovimo stotelę ir tau niekur nereikia važiuoti. Bet pastebėjom, kad klientų tarpe vis populiaresnės tampa elektrinės transporto priemonės. Automobiliais jų nepavadinsim, gal vadinkim jos elektrinės transporto priemonės kaip dviračiai, keturačiai, triračiai. Jos yra ganėtinai kompaktiškos, nedidelės. Įsigyti gali kiekvienas žmogus ir net tiem tokiem vadinamiem mini elektromobiliukam ar ne, šiaip tai yra ten keturatė transporto priemonė. Jom net nereikia B kategorijos vairuotojo pažymėjimo, taip kad populiarumas iš tikrųjų milžiniškų greičių auga. Iš tiesų tai sprendimas judėti laisviau ir tiems, kurie neturi vairuotojo pažymėjimo. Šios transporto priemonės yra ne tik ekologiškos, bet ir patogios naudoti. Jomis galima lengvai pasiekti reikiamą vietą, išvengti transporto spūsčių ir sutaupyti laiko. Be to jų priežiūra yra visiškai nebrangi. Šias transporto priemonės galima lengvai krauti namuose naudojant įprastą elektros rozetę. Tai reiškia, kad nereikia įrengti specialių įkrovimo stotelių, užtenka prijungti įkroviklį prie elektros tinklo ir po kelių valandų baterija vėl pilnai paruošta važiavimui. Vienu pakrovimu nuvažiuoja iki 70 maždaug kilometrų, aišku, čia priklauso, kokiu greičiu važiuosit, koks vairuotojos svoris ir visi kiti niuansai, žinot, kaip automobiliukas. Bet principe tai šitas elektrinės transporto priemonės ypatingai pamėgo vyresnio amžiaus žmonės, kada reikia saugiai nuvažiuoti iš taško A į tašką B, kada atstumai nėra dideli, tačiau norisi komforto, patogumo, kada ta transporto priemonė jinai turi ir stogą, tai reiškia, nepriklausomai nuo oro sąlygų, nuo vėjo, nuo saulės, nuo sniego ar lietaus, tiesiog saugiai galite sėsti ir važiuoti. Šios transporto priemonės ypač patinka vyresnio amžiaus žmonėms bei tiems, kurie turi judėjimo sunkumų. Jos leidžia išlikti savarankiškiems ir džiaugtis laisvę judėti, be didelio fizinio krūvio. Elektrinės transporto priemonės yra kompaktiškos ir lengvai valdomos, tad jos tampa puikiu pasirinkimu tiek mieste, tiek mažesniuose miesteliuose. Ypač pavasarį, kada yra didelis poreikis judėti žmonėm, kurie galbūt turi kažkokią tai judėjimo sutrikimus ar negalią, ar tiesiog sunkiau yra judėti didesniais atstumais. Tai ši transporto priemonė tarsi yra kaip ir išsigelbėjimas, kada tau nereikia trukdyti vaikų, nereikia galvoti, kaip nuvažiuoti, kaip pavyzdys, ar pas gydytoją, ar pas kaimyną, jeigu toliau gyvena aplankyti. Jūs tiesiog esat nepriklausomi. Nusprendėt, sėdot su savo sutuoktiniu ir galite judėti, arba vienas, jeigu jums taip patogiau. Ir tiesiog jūs gaunasi laisvė judėti, ar ne? Nuo nieko tampat nepriklausomi. Elektrinių transporto priemonių rinka sparčiai auga, o technologijos tobulėja. Gamintojai kuria vis modernesnes, patogesnes ir ilgaamžiškesnes priemonės. Siekiama, kad elektrinės transporto priemonės būtų prieinamos visiems, o jų naudojimas paprastas ir labai nebrangus.